Sveiki, mielieji. Aišku, nenustebinsime pasakę, kad ir šįsyk, kaip visada, nuo kaimo slenksčio viešėjo kaime. Bet atradimas visai šalia Panevėžio, tuoj pat už Liudynės, nudžiugino. Pasigėrėkime kartu. Netrukus ore pasklis rožių žiedlapių aromatas. Ponia Emilija kvies puodeliui arbatos, ragins ragauti pačios keptų bandelių ir būtinai įvertinti pyragą. Taip maloniai kutenanti nosį, kad akis nebenori žiūrėti niekur kitur, tik į jos saldžius vingius. Algimantas tuo tarpu pajuokaus, kad žmona taip įgudo apie krosnį sukiotis, kad nė nesuprasi, kada spėjo kepinį pašauti, o dabar žiūrėk, jau prie stalo skubina. Ir nors be jokios abejonės visi šie gardėsiai, ypač išradinga šeimininkė, verti didžiausių pagirų, vis dėlto mūsų susitikimo tema ne konditeriniai šedevrai, o tie horizontai, kuriuos akis užgriebė atsistojus ant kaimo slenksčio. Tuo labiau, kad į tuos laukus, tą atokią prieš miesto skruzdėlynui erdvę, šie žmonės, Ema ir Algis, taip prašo juos vadinti, nes taip į juos kreipiasi artimiausi žmonės ir mielesni ausiai vardų trumpiniai, veržte veržėsi ilgus dešimtmečius, kol pagaliau sulaukė progos ir ją pasinaudojo, juolab, kad taikėsi prisijaukinti nesvetimą kraštą. Ema pasakoja užaugusi Liudynėje, todėl ateivė nesijaučia. Grįžom čia prieš 10 metų, čia senelio žemė buvo atiduota ir mums atiteko 1,5 hektaro ir su vyru nusprendėm, kad mums reikia čia pradėti gyventi, nes labai norėjom kaimą, labai norėjom erdvės ir vyras žemę myli, ir aš labai myliu žemę ir vienu žodžiu visur norėjom po gamtą. Labai mėgstu po gamtą ir po į miškai išbraidžioti, ir laukai, ir krūmai. Kaip ir patiems tumėnams, taip ir Liudynės bendruomeniai šių žmonių sugrįžimas tapo netikėtai mielu atradimu. Pirmieji nepareiškė, štai ir mes prašome mus gerbti ir mylėti. Antrieji irgi santūriai tylėjo. Tai nutiko savaime, tuomet, kai Algis kiemą nusprendęs papuošti paties koptų koplytstulpių, pamanė, jog vertėtų pavartyti leidinius, kuriuose aprašyta medžio meistrų patirtis, nuotraukose įamžinti jų darbai. Užsuko į biblioteką, sutiko Emos pažįstamą, kuri pasirodė besanti bibliotekininkė. Ši nuoširdžiai pasidomėjo, kuo naujakuriai gyvi, kad varto tokias knygas, kurias retas į rankas tepaima. Įsikalbėjo ir pasirodė, kad kaimas praturtėjo įdomiomis asmenybėmis, tokiomis, kokias įprasta vadinti prie meno. Kartais, bet tai jau paties charakterizuojančiojo, necharakterizuojamojo problema, suteikiant pašaipų atspalvį. Atseit neturi ką veikt, tai ne kaip visi išsirodo. Ir tikrai, juk ne kiekvienus namus puošia štai tokie įspūdingi paveikslai. Anot Emos pačios gamtos sukurti, tik jos, kaip jai gražu, sudėlioti. Ir lapelius renku, ir gėlės renku, ir miške samanotas šakeles visokias renku, ir kempinės visokias renku. Vienu žodžiu, kas man patinka ir labai įdomu. Paskui viskas susinešu į namus. Džiovinu. Vyras padaro stelažų specialiai, kad saulė nešviestų į palapinę. Na ir tuos visus žiedelius, lapelius, viską aš džiovinu. O paskui žiemą juos surenku ir noriu kažkaip tai, vėl jiems tokį gyvenimą suteikti. Ir labai man tas dalykas patinka ir labai įdomu. Paprasčiausiai net ir apelsiną, aš jeigu nulupa žievelės neišmetu. Aš sudžiovinu, kai kas gal arbatai, gal kas į bandelės deda, o aš dedu į paveikslą. Liudynės ir jos apylinkių žmonės, kurie norėjo, Emos Tumėnienės kūrinius apžiūrėjo specialiai surengtoje parodoje. Toks pasiūlymas parodyti savuosius paveikslus žiūrovams, kuklinasi jų autorė, iš pradžių jai buvęs net nejaukus, juk nieko pritrenkiančio nedaranti, viskas paprasta, surikiuota pagal vidinę nuojautą, taip, kad nedisonuotų su aplinka, skleistų ramybę ir harmoniją. Ir kai jau viskas, kas sumanyta, įgyvendinama, kūrinio kelionė pasirodo tik prasideda. Jeigu kam nors patinka, paprašo, tai aš tik tais padovanoju. Padarau ir padovanoju. Aš negaliu pinigėlių imti ir jeigu tu galvosi, kad čia kažkoks bus pinigėlis, tai tada paveikslas toks nemielas būna.
Ir aš dirbu tol, kol padarau to, ko man reikia. Jeigu man vieno gabaliuko trūksta, aš nededu bet ko. Aš ieškau ir laukiu tol, kol man tinka. Neparduodu, nenoriu, nemoku, neįpratusi. Net neįsivaizduoju, kad galėčiau kaip kokiomis bulvėmis savaisiais darbais prekiauti, net nusipurto Ema. Dovanojamus pasakoja nufotografuojanti, kad atminčiai liktų, o tų, kurie amželį atgyveno, kitokią atsisveikinimo ceremoniją laukia. Ruošiamės kai kurios darbus taip simboliškai laužę sukūrenti, nes kažkaip tai nesinori juos ar išmesti, ir subyra taip, spalvą pakeičia. Labai būna gaila, kad džiovini, darai, gėlė graži arba ten šakelė kokia graži, o kai reikia paimti, jinai subyra ir nebepriklijuoji jos. Iš tikrųjų, aš beveik viską siūnu. Labai mažai klijuoju, aš nepasitikiu. Klijai vis tiek biškai užkliudysi, va į parodą, kai vežėm, reikėjo jos atsargiai. Nuveži, žiūri, kad jau vienas ar nukrytęs ar ką. Tai tiesiog aš ir šukės visas podelių tenai, tokių visokių susirenku. Padarau vazytę ir dar sausos gėlės ir ant sienos daugiausia. Visokių yra darbų. Vitelių pynimo baigusi kursus, turiu pynimo darbų labai daug. Teko su moliu dirbti. Bet kaipgi su tuo gailesčiu? Atiduoti, dovanoti, sudeginti. Lyg nieko nereikštų savaitėmis auginti sumanimai, naktimis užmigti neleidusios mintys, ištvinusios spalvomis, linijomis, turinčiomis sugulti į raštą, bylosiantį apie laikiną trapų grožį ir didingą amžinybę, gamtos stebuklą. Gaila ne ta žodis, patikina Ema. Jausmas įvairialypis, bet į gailestį nė iš tolo nepanašus. Turiu mylėti tą žmogų, kuris paprašo darbo. Jeigu aš žinau, kad jis nevertins ir jeigu žmogus nesupranta, tai jis net nemato. Čia atvažiavęs tų darbų aš ir nesiūlau, nerodau. Kam įdomu, tas labai greit pamato. Negaila kažkaip, tai negaila, nuo širdies padovanoji. Ir paskui vis tiek dažnai prisimeni, jeigu tą darbą aš galvoju, koks jo likimas. Ir jeigu tenka nuvykti pas tą žmogų, tai aš vis tiek akim ieškau, kur yra. Ema neabejoja, mūsų gyvenimo būdo lemtinguoju veiksniu tampa prigimtis. Juk jei Dievas nedavė gebėjimo visame kame įžvelgti galimybę, tai ir labai norėdamas nepamatysi. Tada bevertis atrodys kokios ant galvėlės kvietimas: vaikeliuk, ateik, aš tau vištų, žąsų plunksnas atiduosiu, žinau, kad pravers. Oho, apsidžiaugs Ema. Kokį aš angelą padarysiu. Todėl nenuostabu, kad ir profesiją moteris rinkosi pagal širdį. Nors karjerą pradėjusi anaiptol ne dailininkų studijoje, apie tikrą kūrybą tik svajojo. Ir toms svajonėms buvo lemta išsipildyti. Dirbau linų kombinate, dirbau dailininkė, audimo ceche. Tai ten, žinot, kaip būna visokie stendai, ten visokias ir plakatai padaryti. Tai dirbo aš panašiai kokius 4 metus. Paskui su vyru baigė graverius juvelyrus. Mes mokam ir iš metalo darbo, ir iš gintaro. Tai dirbom, kai buvo Tulpėse gintaro cechas tenai. Meno dirbinių tokių ir ten metalo buvo dirbiniai, papuošalus gamino. Ten dirbom. Sutuoktiniai nesipuikuoja jokiais titulais, šypsosi, nepasirūpinę net į tautodailininkų vardus pretenduoti. Statusas neprivilioja nei originalesnių idėjų, nei įkvėpimo daugiau įpučia, antrina vienas kitam. Susireikšminimas anot Tumėnų ne jiems. Aš nežinau, kad gal biškai ir neįvertinam savo darbo, kiti pamato, tai labai įvertina, nustemba. O mums atrodo labai paprasta, taip kasdieniška ir mes pasidžiaugiam, vyras irgi taip pat visur dirba, daro dar daug planų visokių. Tai mes atrodo, kad mes savo kažkaip tai dirbi, kad pačiam gera būtų išeiti į kiemą ar įveiti į kambarį, pasižiūrėti ar darbą paimti ar kokią ten servetėlę ar ten ką nors, o taip va. Buvo laikas, kai degė troškimu daryti kaukes, pasakoja auksarankė Ema. Kelerius metus tą užgaidą vaizduotę audrino, todėl prilipdė, priklijavo, prisiuvo jų visokių. Turtinga paroda gavosi, o dabar ši ekspozicija įkurdinta šeimos verandoje.
Kurtų viena tema, svarsto, ištobulintų ją iki begalybės, betgi norisi išbandyti viską. Na, jei ne viską, tai kiek įmanoma daugiau. Ir tuoj pat grįžteli į algį. Juk jei nenuolatinė jo pagalba ir supratimas, argi galėtų? Tai būna taip, kad ir sako, nu, žiūri, kad tu labai smarkiai dirbi, tai aš einu ir lašinių pasiimsiu dabar, sako, kavos gal puodelį išgerkim dar. Ne, labai padeda. Aš sakau, nu, prisinešusi turi tų žolių ten ir tiesiog stelažus tokius padarė, reikia iškloti viską tvarkingai, kad saulė nematytų, tai tokia palapinė didelė pastatė laikinai, nu, padeda, labai rėmelius sugalvoja, arba žiūriu, kad man nesiseka, nu, niekas nesiseka, praeina parodo, nu, va čia tai gal gali kitaip ir pasiginčijam. Tačiau labiausiai gyvenimo draugui Ema sako esanti dėkinga už nenumarintą, sąmoningai ar nesąmoningai galėjusią būti pamirštą svajonę, savo kiemą, savo sodą, vaizdą pro langą į Baltutėlaitį lauką, kai gale tvoros stoviniuoja būrelis grakščių stirnaičių, o pusnieku leviršiais ritasi lapiukai. Kaimas, anot moters, toks, kokį pats susikuri. Gali, jei toks tavo tikslas kiaulės ar morkas auginti, gali per dienų dienas nieko neveikdamas ant žolės tysoti ir debesis vaikyti. Ir kaimas čia bus niekuo dėtas, tik tu pats. Todėl jokiais stereotipais, keldami koją ant žemės, tumėnai nei vadovavosi, nei juo labiau jų baidėsi. Ir tvirtina, būtų daug praradę mieste pasilikdami. Grįžus mes negyvenė, vyras tai gal biški daugiau užaugęs ant kaime. Aš tai, galim sakyti, kaip ir miesčionytė tokia buvau. Esu gyvenvietėj, tėvai nieko nelaikė ir paskui į miestą, į mokyklas. Kaimas paprasčiausiai išmoko, mes taip drąsiai puolėm, viską darėm, tą. Ateina vėjas, viską nulaužia, nuverčia, ateina liūtis, viską išlygina. Taip širdis skauda, atrodo, čia taip padarėm, pastatėm, prisodinom. Išmokina viską kaimas. Reikia labai prisitaikyti prie gamtos. Nu, pradžioj, biškai kažkaip tai keistai žiūrėjo kaimynai, kad mes ne kaimiškai gyvenam, čia tvarkomės. O dabar kokie 3 metai ir jie puošiasi, tvarkosi labai gerai. Dabar kiekviena kelionė į miestą, Ema net pati stebisi, baigėsi galvos skausmu. Sako parvažiuojantis, numetantys pirkinius ir traukiantys prie upės. Pasivaikštantys, atsikvepiantys, bereikalingo šurmulio atsikratantis. Ir dar nėra tai buvę, kad imtų ir pasigailėtų. Nors trumpam, kokiai kvailai nuotaikai apėmus, kad prieš 10-metį neatsilaikę pagundai. Susiresti namuką 2, nes vaikai jau buvo pasukę savosios laimės ieškoti. Pirmus metus pabandėm daržovių pasodinom, tai bulvių, čia pat upė, patiko, gana smagu, o kodėlgi nepabandžius ir gyventi visą laiką. Nu, kad gyventi reikia kažką tai pastatyti, kažkur gyventi, nu ir, o gyventi mano svajonė buvo visą laiką būtinai iš rąstų namas. Koks ten bebuvęs, bet iš rąstų. Taip ir pradėjom tas svajonės. Susiradom meistrus, prie Utenos pirkom medieną Labanoro girioj, ten pat prie Utenos sukirto tą namuką, atsivežėm čia ant mūsų padarytų pamatų ir surinkom tą vėl visus rastus. Taip po truputį ir kūrėmės. Kurtis nebuvo lengva, aišku, ant plyno lauko viską nuo pat ir elektros įvada ir visa kita, bet kada yra noro, viskas pasidaro. Taip ir. Aišku, dar daug darbo, daug idėjų, dar daug kas nebaigta, bet tam ir gyvename. Nedidukas, kuklus statinėlis tik iš pirmo žvilgsnio toks. Viduje vietos sočiai. Medis tokia miela faktūra, kad papildoma apdaila sienoms neprasminga. Palangėse nė vieno radiatoriaus, nes viduryje namo sumūryta krosnis sugeba pasidarbuoti taip, kaip galingi brangus mechanizmai kartais neįstengia. Šeimininkas namą projektavo pats ir tvirtina, nenusivylė. Šiaip ar taip buvo jau viskas apspręsta, kad vaikai jau savo gyvenimus išvažiuoja gyventi
Matomai, kad ir čia tik į svečius atvažiuoja pas mus, tos vietos ir nereikia labai kažkiek tai daug, 2. O šiaip nenorėjom labai didelių įmantrumų, nes kažkaip visgi prisiminimai galbūt, senolių namai. Norėjosi būtent tokio, o ne kažkokio labai įmantraus. Ir tuo labiau, kad kada jau pradėjom derinti projektuką su meistrais, jie patarimų davė daug, kad iš rąstų visgi kažko tai labai įmantraus ir neišraitysi, nes ten yra daug tokių plonybių, kur reikia surišimai, visą kitą rąstų, kad būtų ir tvirta, ir galų gale ir patogu, ir kaip šilčiau, kaip nepaslaptis ir kaip pigiau. Taip, kad viskas į tą ir susiveda. Toks nedidukas, kaip anūkai sako, trobelė. Ema kviečia. Atvažiuokit vasarą, rudeniop. Koks grožis. 150 jurginų kelmų pasodino. Įsivaizduojat, kai sužydi. O Algis mosteli link koplytstulpio. Prieš metus kiemo pagyvinimui sugalvojęs. Ir apskritai, aplinka jo rūpestis. Vien šienaujantis kiauras 3 dienas, kad pieva tarsi kilimas viliotų basomis prabėgti. Bet jei vasara lietinga, tas procesas dar sutankėja. Ir tai anaiptol nepasidėjavimas, kaip sunku tą grožį tverti. Ne. Inkilų reikia, bet padrikai pabarstyti po sodą irgi taip sugalvojom į vieną vietą ir daug kas klausia, ar perėsi, bet nuostabiai perėsi. Čia mus rytais linksmina, kai kavą geriam, pilni varnėnų inkilai. Tai ir vaizdas, ir patogumas, ir varnėnam, mes bendrabučių varnėnų ir vadinam. Tos tvoros kažkaip tai norėjosi, kad būtų ne taip, kaip pas visus, nestandartinė. Pabandėm ir liktai ir nieko atrodo. Taip ir darom viską, galvojam kartu. Sūnus atvažiuoja, kada jau atostogų padedat. Kartu visi ir dirbam. 10-metį ant Liudynės ir Steponiškio Rubežiaus kūrė kitokį kaimą, Tumėnai nustebina pareiškę, jog tai dar ne viskas. Sumanimu apstu, iki vėjo malūnų juokiasi. Ir norisi ir kad avytės bėgiotų, ir gyvūnėliai apsitverti ten plačiau visą tą žemę esamą, kad galėtų laisvai ir gal ir povą kokį laikyti. Žodžiu, savo malonumai pagyventi. Tuo tarpu, kai daugelis tik žada, Ema ir Algis jau žino, koks gyventi savo skonis. Jo nesubjauroja nei bandoma priklijuoti keistuolių etiketė, nei jokie kitokie už nugaros pasigirstantis šnabždesiai. Žmonėms niekad nesekusiems paskui minę, tai komplimentas. Buvo tokių šnekų. Buvo nuogirdų, kad keistuoliai šiek tiek kitokie žmonės atsikėlė į kaimą. Kad galbūt ir nemokam kaime gyventi, ir tokių buvo šnekų. Bet tai ką, mes ne visi vienodai turi. Mes kaip mums patinka, kaip mums atrodo įdomiau, kaip mums lengviau, kaip linksmiau ir taip ir gyvenam. Nebeišgazdins kaimas, vienminčiai Ema ir Algis. Sugebėję įsiklausyti į kitokį, neskubrų jo pulsą. Ir leistis tos ramios tėkmės nešami. Pakeliui, kai pavyksta surinkti gausiai žeriamas miško, paupių dovanas ir pasiūlyti joms dar vieną gyvenimą paveiksluose arba tiesiog vietoje, kurią vadina savo namais. O jau tada tyliai gėrėtis, kaip džiūgauja čia trumpam paviešėti susirengusios dukters Vaidos ir sūnaus Aivaro šeimos. Kaip palaimingai atsikvepia iš didmiesčių suvažiavę bičiuliai, net nepažįstami, atsitiktinai užklydę. Dėkoju žiūrėjusiems, susitiksime lygiai po 2 savaičių, tuo tarpu likite sveiki ir laimingi.